Liepos 18 dieną Vilkyčių ralio kroso ir kroso trasoje suriaumojo daugiau nei 30 sportinių automobilių iš 7 valstybių. Vienoje geriausių Lietuvos trasų susigrūmė lenktynininkai iš Norvegijos, Suomijos, Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir žinoma Lietuvos. Lenktynės tradiciškai prasidėjo dalyvių paradų trasoje, tačiau taikus pasivažinėjimas greitai virto įnirtinga greičio kova dėl prizinių vietų Šiaurės Europos zonos rali kroso ir Lietuvos automobilių rali kroso trečiosiuose etapuose bei Lenkijos rali kroso etape. Šių lenktynių išskirtinis bruožas ypač galingi automobiliai, kurių varikliai išvysto iki 700 arklio galių, bei žaibiški pagreičiai, grumtynės, kontaktinė kova dėl vietos trasoje. Tokiose varžybose žiūrovai emocijų patiria kur kas daugiau negu bet kuriuose kitose. Kiekvienam lenktynininkui per dieną teko įveikti iki 33 ratų. Tai sudaro apie 30 km. Tokį nedidelį atstumą greitai nuvažiuoti labai brangu. Per dieną automobilis sunaudoja apie 50 litrų specialaus sportinio benzino, kurio 1 litras kainuoja 18 litų. Taigi vienos dienos pasivažinėjimas sportininkui atsieina apie 1000 litų. Netikėtą posūkį varžyboms ir daug gerų vaizdų žiūrovams suteikė prapliupęs lietus, kuris su pertraukomis pylė visą dieną. Permirkusi trasa ir balos ne vienam lenktynininkui iškrėtė nemalonių siurprizų. Po įnirtingų kovų buvo išaiškinti nugalėtojai. 1400 kubinių centimetrų klasėje nugalėtojų tapo Vilius Lendraitis. 1600 kubinių centimetrų klasėje laurai atiteko Vainiui Zuliui. Atviroje klasėje NES Open nugalėjo svečias iš Norvegijos, Olaf Rodhaug. Nice, it's good. It's bad for Grimmins. He should have a good fight, but that's life. It was real dangerous in second hit, but it's very good. I changed the gravel tires, so it get better traction. NES 4VD visų varančiųjų ratų klasėje ant aukščiausios pakilos užlipo vienintelė lenktynėse dalyvavusi moteris, Suomė Kamila Antonsen. The race was very difficult because I have no power steering. It was just about fifth rounds again, and that was very difficult. But it's okay. Oh, it's very difficult with this car. The car is much power, and we must use slicks, and this is very difficult because we have no gravel deck. Vilkyčių trasoje automobilių lenktynės vyksta jau nuo 1998 metų.